Ar skolų suderinimas gali būti reikšmingas įmonės mokėtinų mokesčių dydžiui? Tikrai taip. Pas mus kreipėsi klientas, kuris domėjosi buhalterinės apskaitos paslaugomis, tačiau dar nebuvo tikras, ar verta keisti savo tuo metu turimą buhalterį. Aptardami kliento poreikius, pasiteiravome, kaip dažnai atliekamas jo įmonėje skolų suderinimas. Atsakymas į šį klausimą buvo ilgo kelio pradžia. Pradėjus bendradarbiavimą, vienas pirmųjų mūsų darbų buvo atlikta apskaitos duomenų peržiūra bei skolų suderinimas su visais partneriais. Paaiškėjo, kad buvo įmonėje dokumentų trūkumas, pajamos nebuvo pripažintos laiku. Kaip pasekmė, klientas sumokėjo neteisingai apskaičiuotą pelno mokestį. Taigi, identifikavome trūkstamus dokumentus, atlikome korekcijas apskaitoje, perskaičiavome mokesčius bei pateikėme pakoreguotas metinės finansinės ataskaitas. Visi šie žingsniai padėjo klientui išvengti finansinių nuostolių. Abejojate dėl savo įmonės vedamos apskaitos kokybės? Susisiekite su mumis ir kartu aptarsime jūsų poreikius bei lūkesčius.